Tai Monakas ar Barcelona? Šiandien užsidaro pilnai įkrintamųjų etapas, baigėsi reguliarusis sezonas, išsiskirsto komandos į atkrintamųjų poras. Ir Monakas arba Barcelona taps paskutinė patekusia į playoffus. Ko gero, reiktų pradėti nuo to, kad Monakas žaidžia namuose. Ir namuose šita komanda tikrai stipresnė. 2 kartus komanda žaidė tarpusavyje. Monakas abu 2 kartus šį sezoną laimėjo prieš Barsą. Bet esmė čia vis tiek turbūt pamatinė yra ta, kad net jeigu ir laimės ar Monakas ar Barsa, jie išeis ant Pirėjo Olympiakos ir žais seriją iki 3 pergalių su Olympiakosu. Nei Barsai, nei Monakui nugalėti Oli šiai dienai nekonstatuoju, bet drąsiai teigiu, kad neįmanoma. Anglijos Premier lygoje naujas lyderis, tai jau yra faktas. Manchester City yra pirmas, aplenkė Arsenalą, turi po lygiai taškų, po 70 taškų. Tiek City, tiek Arse, bus beprotiškai pamatyti, kaip baigsis šitos lenktynės. City dabar tikrai yra favoritas, bent jau emocinis, ir lieka tik tai 5 viską atsakysiančios rungtynės. Tai realiai kiekviena klaida čia bus visiškai neatleidžiama ir esmę keičianti. Jeigu Arse dar pabers taškų, bent porą, tai ko gero rip. Ko gero eilinį kartą sveikinsim Pepą Guardiolą ir guosime Mikelį Artetą. O kas dar žiauriai įdomu, tai ar Londono Tottenhamas rimtai iškris iš Premier lygos. Ir šiaip, jeigu dabar reikėtų sakyti, manau, kad iškris, nes, gerai, rungtynės dabar su Wolvesais šitame ture, su Wolverhamptono Wanderers, ir jeigu Tottenhamas nelaimi šitų rungtynių, tada tikrai viskas, arrivederci. Nes Wolves yra jau iškritę į žemesnį divizioną, pati prasčiausia ir stipriai prasčiausia Anglijos komanda, Premier lygos komanda. Tai jeigu Tottenhamas nelaimi, tai viskas tikrai. Šiandien į kortą Madride žengia Janikas Sinneris ir kodėl apie tai kalbu, nes mums visiems Sinneris rodo dar nematytą dominavimą, manau, kad bet kokiam sporte. Joks sportininkas nėra taip toli nutolęs nuo artimiausio varžovo, kaip Sinneris nuo bet ko kito tenise. Taip, yra Alcarazas, viskas ok, bet jis yra vienintelis, kuris gali šiek tiek bent jau pasivaržyti. O jeigu taip apie skaičius tiesiog sausai pasižiūrėjus, tai Sinneris šiemet laimėjo 55 setus, pralaimėdamas tik 6. Visiškai neįtikėtina. Tai įsivaizduojat, 61 setą sužaidė, iš jų 55 laimėjo. Laimėjo turnyrą Indian Wells, laimėjo Miami'e, ką tik laimėjo Monte Carle, ateina Madrido eilė.